Yra ruošiami pirmieji Lietuvos kosmonautai. Jie yra 2, nes Lietuvos kultūros ministerija skiria tik 2 krepšelius. Sveikinu su rugsėjo 1. Noriu Jūs pasveikinti pirmąjį Lietuvoje kosmonautikos parengimo centrą. Jūs praėjote didžiausią atranką. Sveikinu Jūs su tuo, Jūs buvote atrinkti 2 iš 3, nes 3 pasirodė pilnapadis. Kosmosas. Tai yra tikrai pavojinga vieta. Ir kiekvieną sekundę arba kiekvieną šviesmetę ten tyko pavojai. Kiek man teko būti kosmose, o teko būti nemažai. Pavojų iš tikrųjų yra daug. Mes sutiksime nežemiškas būtybės. Tai yra ateiviai, NSO, UFO. Bet neįsigaskite. Mes tai prieisim palaipsniui. Tai bus tik tai 4 kurse. Nes kol kas mes dar su jais nesusitikėm ir jie negali atvykti. Aš dažnai išvykstu į kosmosą, dažniausiai penktadienį, o grįžtu tik antradienį. Taigi jokie SMS ir e-mailai manęs nepasieks. Nors prie Žemės jau aš jau būnu kažkur tai pirmadienį. Taigi su jumis bus mano asistentai, docentas Vytautas ir docentas Ramūnas. Labai norėčiau, kad jūs rimtai pasižiūrėtumėt, nes mums lėšas skiria kultūros ministerija, nes kultūros ministerijoje pasitaiko daugiausia kosmonautų. Mes dabar atliksime tai, kad jūs, Omega, pasinersite nesvarumo būseną, apsukdamas 10 ratų aplink pagalį. Parodykite asistentas, užteks vieno. Taip. Jau docentas Vytautas nesvarumo būseną ir jūs turėsite prie lentos parodyti, kur Saturnas. Prašau. 6. Degalų pakai nukrito. 7. 8. Atsidaro pirmasis liukas. 9. 10. Raketa. Spūsk. Kylam. Saturnas. Saturnas. Ne Saturnas čia. Saturnas čia. Sėst Omega.